Labas vakaras. Sveikinuosi su Darium Lengvinu, mūsų knygyne. Dariau, jūsų knyga Patys jūs perdegėt. Pristatykit. Kodėl tu ją parašai? Pirmiausia, kodėl ėmėsi jos rašymo? Tai iš tikrųjų, kadangi štai yra istorija apie šiek tiek apie mane, ne viskas apie mane, bet šiek tiek. O rašyti visai mėgstu, jau ganėtinai ilgą laiką vis norėjau kažkokią tai knygą parašyti. O kaip ir turbūt dauguma autorių vis tiek rašo apie save, tai pats galvoju, turiu ką papasakoti, šiek tiek ir apie darbą, ir šiek tiek apie karjerą, apie jos siekimą. Tai taip galvojau, sudėti reikia viską į knygą ir išleisti. Taigi mes iš karto pasakome, kad tai nebus saviugdos knyga, bet ją rašydamas jūs perskaitėte labai daug knygų, tiksliau prieš rašant, ir nemažai jų praktikavote. Jo, iš tikrųjų, 21 metų jau buvau parašęs saviugdos knygą, nes tuo metu, kaip ir visi 20-mečiai, vis tiek mes geriausiai žinom, kaip gyventi. Tai buvau parašęs tokią saviugdos knygą Gyvenimo atletas, kurią, ačiū Dievui, niekas nesutiko išleisti, nes ten tikrai nebuvo ką išleisti. Bet tada vėliau pagalvojau, kad, kadangi jau tiek tų saviugdos knygų perskaičiau, gal jau užteks jų, nes tikrai gyvenime yra ir kitų dalykų, ne tik kažkokių saviugdos klausimų. Tai tada nusprendžiau, kad padaryti tai, ką labai mėgstu, tai kažką linksmo parašyti. Tai čia sudėjau tokį linksmą kaip tik romaną be kažkokių patarimų gyvenimiškų. Be abejo, skaitytojas gali kažką ir save atpažinti ir kažką naujo sužinoti, bet daugiau tai yra labiau linksmas romanas apie šiuolaikinį žmogų. Ir gal netgi sakyčiau ne tai, kad šiuolaikinį, bet šiuolaikinį tokį, kuris eina tiesiai į tikslą, neskaičiuodamas valandų. Tai, ką mes kitą kartą skaitom, kad ten kvėpavimai, meditacijos iš ryto, nors jūsų herojus pradžioje kaip ir buvo darbas, tikslas. Tiesiog ar pačiam teko gyventi tuo ritmu tokiu, kad ryte, žalios kokteilis, šaltas dušas. Čia labiau kaip tik veikėjas yra toks visiškas saviugdos knygų produktas. Tai yra, jisai tiek jų perskaitė ir taip jomis tiki, kad jisai keliasi 5 valandą ryto. Pirmas dalykas, ką jis padaro, be abejo, nueina į tualetą, bet po to iš karto yra espreso, 2 espreso geriausias atvejis. Po to valgai tik degalinėse, nes tu neturi laiko švaistyti kažkokiom maisto darymą. Tai po to, po 5:30 tu jau būni darbe ir tu dirbi, nes ką tu nori padaryti, nori būti geriausias. Tai viską, ką šitas veikėjas daro, yra su vieninteliu tikslu tapti tuo geriausiu, produktyviausiu. Ir po to jam šiek tiek, aišku, atsitinka dalykų, kad tenka, gyvenimas šiek tiek pastato į apačią ir jis jau priverstas šiek tiek yra pailsėti. Taigi dabar paimkime antrą knygą, kitą tarsi kraštutinumą, šiek tiek paspoilinsim, kad veikėjas atsiduria, kokiu būdu, patys perskaitysite, atsiduria tylos stovyklą. Ar pačiam teko išgyventi tą tokį susilaikymo kažkokį tai laikotarpį, kada nuo tavęs nukerpa visą tą tokį, nesutik, tas tempas, jisai kaip ir sportininkams, adrenalinas, jisai užkuria daugiau, kad norisi dar daugiau, nes nėra tai, kad tave gena, tu pats save geni. Ir tarkim pačiam, ar teko tas ir kad paskui jau, kada reikia sustoti, ir tada jautiesi tarsi kaip marionetė nukirpta, arba tiesiog batinukas išjungtas iš laido? Jo, turbūt, kadangi ir pats, nors studijavau teisę ir po to dirbau advokatų kontorose, bet po to mečiau visiškai pilnai tą teisininko karjerą. Vienas dalykas iš vienos pusės, kad tiesiog šiek tiek jau pabodo. Kitas dalykas, kad tikrai tas nuolatinis tas galvojimas apie kažkokią partnerio statusą, apie buvimą to geriausių kontorui, apie tą nuolatinę konkurenciją, tai turbūt negaliu pasakyti, kad tai konkretus kažkada laikas buvo, bet turbūt atėjo kažkada tokia mintis, kad kažkas čia vyksta ne taip ir turbūt aš iš vis gal net tose rogėse. Tai
Tai nu, galim taip ir turbūt vadinti, kad šiek tiek gyvenimas sustabdė. Tu to nepajauti, galbūt va tik dabar galiu tą. Tai taip po truputėlį buvo, nebuvo tai, kad staiga činkt ir atjungia tave. Ne, neturėjau kažkokių tokių skausmingų patirčių, čia labiau kaip tik, kaip ir su pačiu perdegimu, man atrodo, nebūna, kad taip pumt ir iškart kažkas atsitinka, kažkokia ten staiga perdegi. Tai yra toks lėtinis dalykas, jis šiek tiek po truputį eina, kol galiausiai nu jau tada priimi kažkokius tai sprendimus. Taigi, tavo sprendimus buvo išeiti iš teisininko karjeros ir į kitą gyvenimą ir viso to produktas patys jūs perdegėt. Tikrai taip. Taigi, kas toliau? Toliau tai norėčiau, kad kuo daugiau žmonių perskaitytų. Ne dėl to, kad kažkaip tai man reikia to. Tiesiog labai tikiu šitą knygą iš tos pusės, kad aš manau, kad žmogus perskaitęs ją turės tikrai labai gerą laiką. Galbūt jisai ten neišmoks kažkokių gyvenimiškų dalykų, bet jisai tikrai jam bus linksma, jam bus juokinga. Bet tuo pačiu jisai perskaitęs tikrai išsigrynins labai aiškią kryptį, kad tikrai viskas su jo gyvenimu yra labai gerai. Ir nereikia galbūt kartais kažkokių kraštutinių sprendimų ar kažkokių pokyčių. Galbūt kartais reikia tik tai šiek tiek kažką naujo įvesti. Tai va, tai labai tikiuosi, kad pirmiausia, tai aišku, šią knygą žmonės įvertins, perskaitys. Nu ir jeigu sakys, kad Dariau šaunuolis, gal tu visai gali rašyti, tai norėčiau ir antrą knygą iškart. Nu, ar po to trečią gal, gal po to 8, nu tai jau ten žiūrėsim. Taigi, to ir linkime. Taigi, mėlyjeji, patys jūs perdegėte. Kol neperdegėte, įsigykite knygą Šventinis raudonas viršelis. Laukiame jūsų knygyne arba internete. Įsigykite ją.